Video pradėsime nuo sekiojimo Porsche GT4 RS. Tai čia yra Andriaus automobilis. Man patiko jo idėja, kaip jisai įgyvendinęs ją. Tai yra nusipirkęs šį automobilį, palikęs Nürburgringe. Ir kiek kalbėjom, tai tikriausiai kas mėnesį, vieną savaitgalį jisai skiria čia, atskrenda iš Vilniaus, prasivažiuoja ir taip turi gerą laiką. Tai man žiauriai patiko jo šitą idėją ir kad tai labai lengvai įgyvendinama. Tai Andrius yra čia, jeigu neklystu ir jau nepamiršau skaičiaus, tai virš 500 ratų čia per N metų susukęs. Ne pirmas jo sezonas, jisai jokiose varžybose nedalyvauja, tiesiog mėgaujasi važiavimu. Tai paprašiau, kad ar galiu tiesiog pasekti ir kad parodytų man, kaip važiuoti. Tai realiai trasa buvo šlapia, nelyjo, bet ir nesausa. Tai tokios skirtingos trajektorijos nuo sauso, tai jis man sakė sekti ir bandyti neatsilikti. Tai matysit, kartais pabėga, kartais išeina pasėti, bet labai šaunuolis, tarkim, tiesioji, jisai tikrai nespaudžia, palaukia manęs ir mes važiuojam kartu. Tai pasimėgaukite šiuo video, kaip man sekasi sekti jį.
Day number 5. Šoviau, kadangi 5 diena, 5 ratus be sustojimo. Tai jau biškai ir užpakaliukas pajuodo. Padangos visiškai neperkaito. Gal, kaip ir minėjau, važiuoju dabar su 2.1 baro. 2.1 reikėtų gal sakyti. Bet dabar pagalvojau, man biškai nepatinka 2.1 baro, nes biškai gal kažkiek vartytis šitoj vietoj noriu, pabandysiu 2.2.3 ant karšto. Stabilesniai gal bus, nes tam tikruose posūkiuose jaučiu, kai jinai kaukt pradeda, o kaukia, manau, dėl to, nes jinai vartosi. Tai išbandysim taip. Dabar esam pit stop area, mes esam vidury trasos, kur veiksmas vyksta, tuoj nueisiu pafilmuot, kai realiai pro pat šoną pravažiuoja. Išgersim vandenuko, biškai duosim stabdžiam atves, bet šiaip tai galėčiau lėkti ir lėkti. Mašina idealiai laiko tokiose sąlygose, čia realiai plus 10 kartais taip lengvai užkrapina, bet ledas. Realiai į šitą vietą gali papulti tik važiuodamas trasą, tai taip įdomu. Nice. Tai va tiek mašinų toj trasoj, patys įsivaizduojat. Lekia realiai. Nice. Kiek kalbėjau, tai šiomis dienomis trasoje važiuoja apie 300 automobilių. Ir tuo pačiu tenais yra GP trasa, irgi vyksta pasivažinėjimai. Toks niuanses. Tai va, tu gali važiuot, baigėsi kuras, sustoja, čia toks tam pit stopė, kur rodžiau. Susimoki išsitrauktas kortelę ir prisipili pilną bagą, toliau gazuoji, tau nereikia net iš trasos išvažiuoti. Minusas tik tas, kad vokiečiai nesupranta, kad ir su dizeliu galima lenktyniauti. Sveiki, turim lietingąjį Nürburgringą šiandien ir bandysim testuoti Vitur po vienas padangėlės, kaip jos važiuoja ant šlapio. Tai visiems, kam pasakau, kad su galu varumo, su semislikais Nürburgringė ant šlapio, visi sakė, jo crazy man. Tai pažiūrėsim, ar aš tikrai crazy, ar viskas įmanoma. Tai prisipučiau oro daugiau, pasidariau 225 visur. Kadangi šitą padangą ant karšto 2-3 mėgstam maksimaliai, o dabar padanga nelabai šils. Tai spėju, tai optimalus bus mano svoris. Nesuprantu, kodėl čia man nevalo. Tai taip, tuoj važiuosim į trasą. Šiandien faktas mažai važiuojančių, kadangi lyja. Tai pasidalinsiu įspūdžiais, kaip tik apvažiuosiu ratą. Savaitė Nürburgringe. Šiandien nors ir oras toks, bet sauso. 12 laipsnių šilumos, tai labai geras, aš sakyčiau, oras. Važiavam vieną ratą, tokį ramų, kad biškiai užsišildyt padangas, kad sužiūrėt slėgius, nes kelias dienas iš eilės važiavau ant šlapio, tai turėjau biškiai pasigėlę slėgį važiuot. Tai dabar susinormalinau, susireguliavau orą, kaip priklauso ant sauso ir bandysim palys po 8 minutėm. Realiai galiu parodyti neužilgo, kaip padangos atrodo iš tikrųjų ant skydelio, berods 1700 km jau rodo kaip nuo naujų padangų. Tai prisiminkim, kad 1600 kelionė, kokius, sakyčiau, 200 čia po Vokietiją šiek tiek miestelius pasivažinėt ir visą kitą trasoj. Tai aišku, pusė iš jų ant šlapio, tai einam žiūrėti, kaip atrodo padanga.
po tiek kilometrų. Gerai, žiūrim priekis kairė, o Jėzus, prašau, priekis kairė. Nežinau, kaip jum, matos jau pasidėvėjimo, bet realiai stil kaip nauja, manai. Lygiai tas pats, matosi šita vieta pradžiai padyla kažkiek lengvai, bet vis tiek labai stabiliai ir gerai dirbanti padangėlė. Manęs vis prašo atsiųs nuotraukų, kaip atrodo. Aš vis fotkinu. Ir jos man kaip vienodai atrodo, taip vienodai atrodo. Tai viskas, jokio dropo padangos sukibimų nejaučiu. Gerai šyla, gerai laiko ir mažai dėvisi. Realiai ir padangos, ir kaladėlis labai nedaug dėvisi, net ir kuro nedaug suvalgo. Nürburgringo trasa labai dėkinga visam šitam reikalui. Su kuo pakalbu, tai jo sako, tikrai padangų tikrai ne taip valgo, kaip tenais GP trasoje, sakė, ir kaladės, ir padangas suėda. Tai viskas dėkinga. O dabar važiuojam pabandyti išlipti iš 8 minučių, jeigu pavyks. Ir sugrįžtu pas jus. Reportažas baigtas. Va tiek per turis fartina žmonių, kai lyja. Realiai keli nuomininkai, trasa tuščia, tie, kurie bando lėkti, iš vis čia tokių nėra. Padangos 2,7 baro ant šalto, pravažiavau 4 ar tai 5 ratus. Vis dar 2,7, padanga nelabai sušilo, realiai net ir nebuvo kaip, nes neišėjau nei pušint nieko, bandžiau kažkur vis biškį stabdymų gazų, kad gautų jos temperatūros, bet nepavyko nieko. Tai tokio oro greit lėkt su semislikais, nau. Gal čia labiau Nürburgringe, gal sakyčiau, jis kažkoks labai jau slidus turi būti, nes kažkaip keista, tikrai nekimba, tikrai dirba, trekšinas ištisai beveik. Pamiršau, kad viską reikia dokumentuoti. Tai mašina po biškį džekuojasi į viršų. Kodėl? Todėl, nes aš turiu atsivežęs šiek tiek dėvėtas R17 245 irgi padangėlės, kurios tikrai dar irgi numatosi. Šitą labiau važiuota, šitą ne. Čia tikriausiai priekis dešinė bus. Front right, kaip matot, atspėjau, nes kačerginė jos yra testuotos. Bet aš pagalvojau, reikia išbandyti man 17 ratus, kad šito Nürburgringe. Čia važiuoju su 18, viskas su ėjom ok. Bet reikia patestuoti, kadangi šiandien yra paskutinė diena, kai važiuosiu turis fartina. Žada saulė, gal saulės ne, bet neturėtų būti šlapia ir slidu, tai bandysim važiuoti. Padangom jau realiai apie 3000 odometrį rodo, o jos vis dar labai gražiai dėvisi, viskas labai nice. Tai nežinau, žiūrėsim, ar pasiteisins šitas R17 ir man geriau bus su jom. Daug kas sako, kad turėčiau greičiau važiuoti, ta prasme ne aš, bet automobilis. Tai dėsim, išbandysim, kad turėčiau ką palygyti, nes realiai antrą savaitę eina, kai važiuoju su šitais ratais. Tai prie to pačio Ringfreaks, ačiū labai Ignui, yra nuostabus žmogus. Man kaladės tokios, kaip matot. Dar jų yra, tikrai yra ir jų, ta prasme, šiandien tikrai užteks. Bet aš sekmadienį dalyvauju Europos time atakų čempionate su šito automobiliu. Ir GP trasoj, vyks Nürburgringo GP trasoj, tas visas time atakas. Tai tenais valgo ir padangas, ir kaladėlės.
Todėl mes turime pasikeisti kaladės. Tai man davė kaladėlės, ten va yra dėžutė Ignas. Už dyką padovanojo, faktas jos dėvėtos, bet gero gamintojo. PFC berods ar PCF, neatsimenu. Tai keisim priekinės kaladės ir dėsim R17 ratus. Ir važiuosim šiandien pritrint kaladės ir tuo pačiu ištestuot ratus. Tai bus, galima sakyti, šiandien yra pasiruošimas sekmadienio varžyboms. Einam keist ratų. Va, goželiukas pasikėliau automobilį, atspėkit, ar varžtus su ratų atsilaisvinau. Eisiu dabar leis žemyn viską. Gerai, ratukai nuimti. Dabar palyginimas. Čia matom R17 245, čia 18 245. Čia 2900 km, iš kurių 1000 km Nürburgringe. Ir va tai va atrodo, matosi biški, čia va šonas jau taip pradėjęs neštis. Čia ne, viskas tolygiai dyla, šita va pusė, čia va matosi labiau dirba. Gerai, Niurbus nuotykiai, tai nusiėmėm kairę pusę, pasiėmėm čia R18, čia R17 ir turim niuansų. Tai pradžioje apie niuansus. Tuoj nusiimu pirštinę. Niuansas yra toks. Turim standartinį BMW varžtą. Ir turim ratlankio skylę. Ir tam ratlankį neina net prakišti to varžto. Vienu žodžiu, per siauros šitos skylės. Aš įtariu, kadangi čia team dinamikai, galbūt, aš nežinau, gal šitas varžtai iš tie originalūs didesni. Bet čia padaryta gal mašinom su špilkom, kur būna išsikišę, tada užmauni ratlankį ir su veržlytėm prisuki. Tai... Arba čia kažkas perdaryta šituose ratlankiuose, nes šito ratlankio aš užsidėti negaliu. Tai va, tai nesidėsim būtent šitos išmėros ir neištestuosim. Tada galime pakalbėti, va varžtai sumėtus, pakalbėti apie padangas. Matot, net per video matosi, kuri kad šonas biški jau nešasi. Tai čia yra priekis kairė, čia yra galas kairė. Tai va suvedimas, čia tikriausiai dėl suvedimo viskas taip yra. Tai va šitie va kampukai labiau pavalgyti. Čia priekis, dėl to dar ir nuo vairo sukinėjimo dar ir šitas nužulnėja labiau. Čia yra toks labiau jaučiasi net pirštų kantas. Tai apkeisim, dabar dėsim čia priekį, čia galą. Nu, tiesiog tai pagerinsim situaciją, bet iš tikrųjų jūs pažiūrėkit. 2900 km. 1000 km trasoj. Gerai, to trasoje apie pusę, nu tai gerai, sakykim 4-500, nu gerai, 500 km ant šlapių, reiškia, kad ant šlapia padanga nesivalgo taip. Va ką turim. Pažiūrėkit dabar. Galas dešinė, kačerginiai. Aš čia labiau noriu pasakyti apie padangas, kaip valgo niurba ir kaip valgo kačerga. Tai matot, iš karto labiau jau gavus apkrovos. Faktas, mano mašina nėra tokia galinga, kaip ta mašina, ant kurios buvo šitie ratai su padangom. Nu ir jau čia, kaip matot, nuvalgytas šitas dalykas. Nešta iš čia į čia mažiausiai suvalgyta dirbus padanga. Tai ir toks net matot, bangavimas lyg ir kažkoks atrodytų yra. Nu tai čia faktas, taip nunešta padanga. Dirbus va šita dalis labai, šita dalis ir į čia jau mažėja. Tai sakyčiau, kad dar suvedimas toj mašinoj, kur važiuoja, nėra idealus. O čia man labai patinka, kaip suvalgyta. Nu, okei, tas šonas dirba dėl tikriausiai ratų išorė arba į vidų. Aš biškį silpnas ant šito. Bet jo, dirbus į ten ir dirbus į ten. Pakaitus gal labiau neatsakyčiau. Tai va, viskas, keičiam tik šonus, tuos atgal į garažą ir būsim tiesiog pasivežioję. Duok Dieve, kad man dabar jau nesiparinau dėl to, kad kažkas nutiks ratom ir padangom, dabar reikės parintis. Dedam ratus ir viskas, varysim vakare į trasą. Ir pabaigai šio video, tai ratas
ganėtinai greitas ratas su priešais taip pat greitų vairuotojų, tai yra Arūnas Šiška, labai nuostabus žmogus, susipažinom taip pat mes čia Nürburgringe, jisai gyvena nuo Nürburgringo 50-60 km. Tai prieš tai mes su juo važinėjomės ant šlapio, tai ten tokie tai ratai, bet man labai patiko ir labai norėjusi pabandyti su juo prasivažiuoti ant sauso, nes jis dalyvauja kiekvienais metais RCN varžybose ir yra totalus lyderis tenais, visada beveik pirmas vietas laimi, tai tikrai ir stabilus, ir greitas, ir jo automobilis labai geras, tai tikrai smagiai praleistas laikas su Arūnu. Arūnai linkėjimai, jeigu žiūrėsi šį video, tai realiai šitas ratas yra man atrodo vienas iš mano greičiausių ratų, ypač į Sekoš. Tai tikrai jau čia matot ir šalmai uždėti viskas, nes jau tikrai bandymas yra spausti kiek įmanoma. Tai taip, ir ką galiu pasakyti, tai čia yra paskutinė diena Nürburgringe. Tai buvo berods ketvirtadienis, porą valandų trasa veikė, tai gavom sausos trasos ir bandėm čia jau kaip kas mane sekat, kur bandėm jau išlipti iš tų 8 minučių. Tai čia buvo mano prieš paskutinis ratas. Vėliau po šito rato man baigėsi kuras. Mes dar norėjom suspėti grįžti į trasą, tai skubėjom greitai į degalinę, todėl buvau ganėtinai neapdairus ir paskutiniam trečiame videoje pamatysit, kas nutinka, kai pameti galvą, skubi ir nori dar ir laiką kažkokį padaryti, ar vytis savo, nežinau kaip čia pasakyti, Arūnas buvo mano vedlys į greitą ratą, nes jis tikrai yra greitas žmogus ir aš norėjau neatsilikti. Tai manau, kad apie tai pakalbėsim paskutinėje dalyje Nürburgringo, tai dabar paliksiu jūs žiūrėti gražaus onboardo, tikrai jau ganėtinai pušinau, kaip sakoma, kad išlikt kartu su Arūnu tam pačiam posūkyje. Tai gero žiūrėjimo ir susitiksime trečioje dalyje.